Sveiki, mano vardas Edvinas ir šiandien pristatau seminarą tema virtualių robotikos laboratorijų įtaka ateities švietimui. Robotika tai technologijų ir inžinerijos sritis, kuri nagrinėja robotų programavimą, jų kūrimą bei valdymą. Šis sritis apjungia kelias disciplinas, tai programavimo, elektronikos bei mechanikos mokslus. Robotai gali atlikti užduotis automatiškai ir jau labai plačiu mastu naudojami šiandieninėje pramonėje bei medicinoje. Robotai padeda atlikti paprastesnes, pasikartojančias ar net žmogui pavojingas užduotis. Todėl robotika tampa vis svarbesne technologijų ir mokymosi dalimi. Mokymo įstaigos vis ieško efektyvesnių ir geresnių būdų, kaip juos mokyti, o vienas didžiausių pokyčių šioje srityje šiandien yra virtualios laboratorijos. Tačiau trumpai apžvelkime, nuo ko viskas prasidėjo. Robotikos istorija prasidėjo 20-ame amžiuje, kada buvo sukurti pirmieji robotai ir pritaikyti pramonėje. Pirmas toks sukurtas robotas buvo 1961 metais General Motors automobilių gamykloje. Unimate robotas, jisai buvo naudojamas išstumti karštus lydinius iš konvejerio. Vėliau robotika pasiekė universitetus ir technikos mokyklas, kur jos pradėta mokyti studentus. Tačiau tas mokymasis buvo labai ribotas, kadangi robotų buvo labai mažai, jie buvo labai brangus, todėl mokymo įstaigos labiau fokusavosi į teorijos dėstymą ir labai mažai praktinių darbų duodavo studentams. Tai buvo suprantama, nes kiekvieno studento padaryta klaida su fizinė įranga galėjo kainuoti didžiulius pinigus ir laiką mokymo įstaigai. Dėl to robotikos mokymasis anksčiau buvo ribotas ir ne visiems prieinamas. Šiandien robotikos mokymasis atrodo visiškai kitaip nei anksčiau. Vis dažniau yra naudojamos virtualios robotikos laboratorijos, kurios veikia kompiuteryje kaip programa ar netgi galima mokytis ir naršyklėje. Tai besimokantiesiems leidžia mokytis bet kur ir bet kada, tiek mokyklose, tiek namuose. Vienas didžiausių privalumų tai yra tas, kad nereikia pirkti fizinės įrangos, o besimokantiesiems tai suteikia saugumo jausmą, jie gali saugiai bei efektyviai, nebijodami sugadinti fizinės įrangos, eksperimentuoti. Taip pat virtualiose platformose yra labai patogu ir lengva išsitaisyti klaidas, kur galbūt su fizinė įranga jas pastebėti būtų truputėlį sunkiau. Todėl mokymasis šiandien yra gerokai efektyvesnis nei buvo praeityje. Todėl jeigu mokomės taip dabar, kyla klausimas, kas mūsų laukia ateityje. Ateityje virtualios robotikos laboratorijos taps dar pažangesnės, bus integruotas dirbtinis intelektas, kuris galės padėti mokiniui pasirinkti temas, galės pabrėžti padarytas klaidas bei paaiškinti, kodėl tos klaidos buvo padarytos. Mokymasis taps individualizuotas, sistema prisitaikys prie mokinio tempo bei gebėjimų. Taip pat vis dažniau bus naudojama virtuali ir papildyta realybė, leidžianti mokiniui lengviau pasinerti į laboratoriją, mokymasis taps interaktyvesnis bei aktyvesnis, o tai turėtų skatinti mokinio kūrybiškumą. Kartu keisis ir mokytojo vaidmuo robotikos švietime, kadangi virtualios platformos su integruotu dirbtiniu intelektu kaip ir perims mokytojo žinių perteikėjo vaidmenį, todėl mokytojas galės daugiau laiko skirti mokyti mokinius mentoriaus vaidmenyje, galės padėti vystyti idėjas, kartu spręsti realias problemas, taip vystant mokinio kūrybiškumą ir geriau jį paruošiant darbo rinkai. Šiais laikais darbo rinkoje vis plačiau žiūrima ne tik į darbuotojo technologinius sugebėjimus, tačiau ir jo kūrybinius įgūdžius. Čia matomi
literatūros šaltiniai, kuriais buvo naudojamasi. Ir dėkoju už dėmesį.